Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kuri padės Jums pritaikyti kūrybinės idėjas prie priimančiosios šalies kultūrinio konteksto, išlaikant ukrainietiškos tapatybės esmę, bet transformuojant formą, kad ji būtų prieinama ir aktuali įvairioms auditorijoms. Turėdami šį įgūdį galėsite pritaikyti kūrybinės idėjas prie skirtingų kultūrinių kontekstų, išsaugodami kultūrinę tapatybę ir autentišką žinią. Pritaikyti vizualinius ir naratyvinius elementus, spalvas, simbolius, kalbą prie vietos auditorijos jautrumo. Analizuoti kultūrinius skirtumus ir jų poveikį kūrybinių produktų vertinimui, naudoti vietinės auditorijos atsiliepimus siekiant optimizuoti kultūrinius produktus, naudoti skaitmeninės priemonės rinkos tyrimams ir kūrybos pritaikymui. Kviečiame peržiūrėti trumpą animuotą vaizdo įrašą, sužinoti daugiau apie kūrybinių idėjų pritaikymą skirtingoms kultūroms ir atlikti savęs vertinimo užduotį. Pamokoje nagrinėsime kultūrinį prisitaikymą. Gebėjimą išsaugoti savo kūrybinę ir kultūrinę tapatybę, pritaikant savo kūrinių pristatymą skirtingoms auditorijoms. Daugelis kūrėjų klaidingai mąsto, kad adaptacija reiškia autentiškumą ir asmeninės raiškos atsisakymą. Iš tiesų, adaptacija reiškia surasti būdus, kaip užtikrinti, kad jūsų žinia būtų suprasta ir įvertinta įvairiuose kultūriniuose kontekstuose, neprarandant savo šaknų ar asmeninių vertybių. Adaptacija nėra kompromisas, o kultūrinės aplinkos ir žmonių reakcijos į spalvas, simbolius, stilius ir istorijos supratimas. Pagalvokite, tą pačią istoriją galima papasakoti įvairiais būdais, naudojant skirtingas spalvas, skirtingus stilius, skirtingus pavyzdžius ar metaforas, bet esmė lieka ta pati. Pavyzdžiui, istorija apie drąsą gali būti iliustruojama minimalistinėmis stilizuotomis nuotraukomis, miesto auditorijai arba turtingomis tradicinėmis iliustracijomis kaimo auditorijai. Galite naudoti praktinius scenarijus. Įsivaizduokite, kad pradedate kultūrinio sąmoningumo kampaniją kitoje šalyje, kurioje yra kitokios tradicijos ir reikšmės. Kaip pritaikytumėte spalvas, žinią ir simbolius, kad jie būtų priimti teigiamai. Kuriuos tradicinius elementus paliktumėte, o kuriuos interpretuotumėte iš naujo. Kaip tai padarytumėte? Atlikdami tokius pratimus išmoksite kurti autentiškus ir veiksmingus produktus, kurie gerbia kultūrinę įvairovę ir skatina empatiją. Be to, kultūrinis prisitaikymas apima ir gebėjimą numatyti savo žinios emocinį ir socialinį poveikį, kad galėtumėte sukurti autentiškus ryšius su savo auditorija. Tapatybė išlieka pastovi. Jūsų vertybės, tradicijos, emocijos ir vidinis pranešimas. Kas keičiasi, tai išraiškos forma. Pavyzdžiui, tradicinis siuvinėjimas gali būti naujai interpretuotas minimalistiniu dizainu Vokietijos rinkai. Tie patys motyvai gali būti stilizuoti turtingiau Pietų Europos auditorijai, o migracijos istorija gali būti pasakojama kaip vaikų iliustracija arba meninis filmas suaugusiems. Visada klauskite savęs, kokią žinią noriu perduoti, kaip ją pateikti taip, kad auditorija galėtų ją emocingai priimti. Pridėkite metaforų, simbolinių spalvų, interaktyvių elementų ar skirtingų vizualių struktūrų, kad žinia taptų prieinamesnė ir lengviau suprantama. Formos pritaikymas gali apimti šriftus, taktilinės medžiagas, garsus, animacijas ir judesius. Kiekvienas elementas prisideda prie auditorijos suvokimo. Konkretūs pavyzdžiai. Kulinarinės tradicijas galima populiarinti naudojant supaprastintas iliustracijas jaunimui arba išsamius vaizdo įrašus entuziastams. Socialinės istorijas galima perteikti animacijomis, iliustracijomis arba interaktyviais skečais. Formos pritaikymas nesumažina kūrinio vertės, bet padaro jį prieinamesnį ir labiau vertinamą. Be to, nuolatinis mokymasis ir stebėjimas, kaip visuomenė reaguoja į įvairias išraiškos formas, padeda sukurti nuoseklų ir pritaikomą stilių. Kiekviena kultūra turi priemonių išreikšti jautrumą, spalvas, istorinius ir religinius simbolius arba komunikacijos stilių, tiesioginį arba subtilų, formalų arba emocingą. Ignoruojant šios skirtumus gali kilti sumaištis ar neigiamos reakcijos, o žinant juos idėja gali tapti kultūrinė sėkme. Pavyzdžiui, vienoje šalyje teigiamas simbolis, kitoje šalyje gali būti interpretuojamas neigiamai. Spalvos turi skirtingas asociacijas, o geometrinės formos gali būti prisotintos vietos reikšmių. Jautrus pritaikymas leidžia pranešimą suprasti visuotinai, nepakenkiant autentiškumui. Visą tai išbandykite vizualinius ir naratyvinius elementus su vietos grupėmis. Analizuokite panašias kampanijas, tyrinėkite auditorijos reakcijas ir pritaikykite simbolius, spalvas ir pranešimus, kad išvengtumėte painiavos ir pasiektumėte didžiausią poveikį. Šis dėmesys kultūrinėms detalėms lemia skirtumą tarp ignoruojamo produkto ir produkto, kuris yra vertinamas ir įsimenamas. Kultūriniai jautrumai taip pat apima tai, kaip suvokiamos emocijos, vertybės ir socialinės normos, o jų pritaikymas gali paversti kūrinį švietimo ir įtraukties įrankiu. Lokalizacija apima vaizdinės kalbos, žodžių ir pasakojimo stiliaus pritaikymą. Vienoje šalyje veiksminga žinutė, kitoje šalyje gali atrodyti pernelyg intensyvi arba pernelyg šalta. Nedideli pritaikymai gali sukurti jausmą. Šis kūrinys man taip pat artimas.
Pavyzdžiui, kultūrinė kampanija viename regione gali būti pozityvesnio ir žaismingesnio tono, o kitame formalesnio tono, o spalvos ir simboliai turi atitikti vietos kultūrinį suvokimą. Lokalizacija derina kultūrinę žinią su kūrybiškumu, kad būtų sukurti tikslūs, emocingi ir įsimintini pranešimai. Vizualinio, tekstinio ir žiniasklaidos turinio pritaikymas padeda užmegzti ryšį su auditorija ir padidina kūrinio aktualumą. Be to, lokalizacija gali apimti pasakojimo scenarijų, vizualinių istorijų ar pavyzdžių pritaikymą, kad jie būtų kultūriškai aktualūs ir lengvai suprantami. Gera idėja neturėtų būti įgyvendinama be testavimo. Pasikalbėkite su 3-5 vietos auditorijos atstovais, parodykite jiems eskizus, prototipus ar vaizdinę medžiagą ir paklauskite, ką jie supranta ir jaučia žiūrėdami į jūsų kūrinį. Jo atsiliepimai taps gairėmis tobulinimui, leidžiančiomis jums pakoreguoti spalvas, simbolius, vaizdinę kalbą ir pranešimą. Reguliarus testavimas sukuria tobulinimo rutiną, padeda numatyti netikėtas reakcijas ir suteikia galimybę patobulinti produktą prieš jo pristatymą. Bendradarbiavimas su įvairiomis grupėmis testuojant padidina kūrinio aktualumą ir priimtinumą. Tai apima skaitmeninį spalvų, šriftų, animacijų, garsų ar interaktyvumo testavimą. Nuolatinis testavimas ir pritaikymas remiantis atsiliepimais yra būtini kultūrinės ir komercinės sėkmės užtikrinimui. Diskusijos su auditorija taip pat gali atskleisti netikėtas interpretacijas, leidžiančias atlikti koregavimus, kurie padidina empatiją ir pranešimo supratimą. Canva, Pinterest, Instagram ir Google Trends parodo, kokie stiliai yra paklausus, kokios emocinės temos yra populiarios ir kokie vaizdai pritraukia dėmesį. Šie įrankiai nenurodo, ką kurti, bet padeda tai efektyviai perteikti ir maksimaliai padidinti poveikį. Galite analizuoti spalvas, šriftus, vizualinę struktūrą ir turinio tipus, kurios mėgsta jūsų auditorija. Svarbu atkreipti dėmesį į savo auditoriją ir stengti suprasti jos preferencijas. Derindami skaitmeninius duomenis su kūrybinė vizija, galite kurti produktus, turinčius meninę vertę ir realų poveikį. Pritaikykite turinį, išbandykite įvairias variacijas ir naudokite skaitmeninį grįžtamąjį ryšį, kad maksimaliai padidintumėte auditorijos reakciją ir įsitraukimą. Skaitmeninių duomenų analizė leidžia priimti pagrįstus sprendimus, numatyti tendencijas ir pritaikyti savo žinią konkrečioms auditorijos grupėms. Kultūrinis prisitaikymas neištrina jūsų tapatybės, jis padaro ją labiau matomą pasauliui, padaro ją žinomą. Kūrybiškumas vystosi per atvirumą, eksperimentavimą ir kultūrinį dialogą. Lankstumas nereiškia kompromiso, bet gebėjimą rasti įvairius būdus, kaip jūsų žinią suprasti ir įvertinti. Atsižvelkite į atsiliepimus, tendencijas ir auditorijos reakcijas. Stebėkite ir klausykite, ką sako ir rodo tie, kurie mato jūsų kūrinius, kurie susiduria su jūsų menu. Atvirumas kultūriniam dialogui leidžia kurti produktus, kurie vienyje, įkvepia ir gerbia įvairovę. Protingi prisitaikymai ir nuolatiniai eksperimentai paverčia iššūkius galimybėmis inovacijoms ir nuolatiniam tobulėjimui. Kūrybinis lankstumas reiškia mokymasi iš kiekvienos patirties, eksperimentavimą ir žinutės bei kultūrinės tapatybės autentiškumo išlaikymą, užtikrinant realų ir ilgalaikį poveikį. Be to, kūrybinis lankstumas apima tarpkultūrinį bendradarbiavimą, nuolatinį auditorijos reakcijų apmąstymą ir komunikacijos strategijų pritaikymą norimam efektui pasiekti. Dabar kviečiame jūs patikrinti savo žinias atsakant į pateiktus klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepriklausomai nuo to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Ši pamoka baigta. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite e-studijos programą, kad pagilintumėte savo pagrindinės kompetencijas reikalingas verslumui kūrybinėse pramonės šakose. Sėkmingai baigę mokymą gausite skaitmeninį ženklelį Sėkmė KKS, aš galiu tai padaryti.